Dabar esu Kiote, čia yra pagrindiniai vartai, šventyklos vartai ir ši šventykla vadinasi Cheon-in. Ir ten yra pastatai, kuriuose būtent vienuoliai gyveno. Ir dabar esu prie vienuolių namo. Negalima filmuoti vidaus, todėl aš tik iš išorės parodysiu. Ir čia yra sodas, labai gražus. O būtent šitie krūmai šiame sode vaizduoja greitai skrendančius debesis, kuriais bodhisattvos keliauja. O bodhisattvos tai japoniškai vadinasi bosatsu. Bosatsu tai žmonės siekiantys nušvitimą ant debesų būtent keliavo. Na ir tai išvaizduoja šitos debesis. Ir čia yra kitas sodas, iš kurio galima pamatyti miesto vaizdą. Atsiveria toks Kioto miesto vaizdas. O būtent ši Cheon-in šventykla buvo daug aukota buvusio Japonijos valdytojo pavadinimu Tokugawa Ieyasu. Ir ši šventykla taip tapo didelė šventykla